Ar mums reikia valgyti angliavandenius tam, kad ryte turėtume energijos? Turime tokį komentarą, kad rimti sportininkai rekomenduoja norintiems numesti svorio ryte valgyti angliavandenius, kad būtų energijos. Tai pažiūrėkime, kodėl tai nėra logiška strategija, jeigu mūsų tikslas yra deginti kūno riebalus. Riebalų deginimas tai yra procesas, kai trigliceridai mūsų riebalų ląstelėse yra skaidomi į glicerolį ir 3 riebalų rūgštis. Tada šios medžiagos patenka į kraują ir skeleto raumenis ir širdies raumo riebalų rūgštis jau iškart naudoja energijai, o glicerolis yra nešamas į kepenis ir ten paverčiamas į gliukozę, kuri irgi naudojama energijai. Tai taip vyksta riebalų deginimas. Dabar, kai mums rimti sportininkai sako, kad ryte turime valgyti angliavandenių, kas tada vyksta? Visi angliavandeniai, kuriuos suvalgome žarnyne, yra verčiami į gliukozę, ta gliukozė patenka į kraują ir iškart riebalų deginimas sustoja, nes prasideda gliukozės deginimas. Kol gliukozės kiekis kraujyje yra padidėjęs, o insulinas aukštas, tol bet koks riebalų deginimas yra visiškai sustabdytas. Todėl šita rekomendacija, kad jeigu norime deginti riebalus, turime ryte valgyti angliavandenius, yra ne tik neefektyvi, bet ir prieštarauja fiziologiniai logikai. Iš visų mitybos principų, kuriuos esu išbandęs ant savęs, tai pusryčių nevalgymas man yra vienas efektyviausių būdų deginti riebalus. Nors prieš tai buvau labai griežtas pusryčių valgytojas, nes galvojau, kad taip reikia daryti. Naktį mūsų kūnas jau gyvena iš riebalų, todėl atsikėlę ryte palaukim 3-4 valandas, leiskim savo kūnui dar pagyventi iš riebalų ir mes turėsim labai gerą rezultatą.